Jau filmuojama. Sveiki! Jūs esate Kietaviškių pagrindinės mokyklos kraštotyros muziejuje. Aš esu muziejaus vadovė Danutė Gudelienė-Gricevičiūtė. Šitose vietovėse yra gana daug archeologinių, architektūrinių ir kitokių paminklų. Muziejuje yra surinkta gana daug eksponatų. Pirmiausia, tai yra radiniai. Ypatingai reiktų pasižiūrėti į akmeninius kirvukus, kurie yra datuojami apytiksliai 2 tūkstantmečių prieš Kristų. Sekantieji radiniai jau yra iš vėlesnio laikotarpio. Iš 9-12 amžiaus yra pilkapiai, kloninių mijaugonių, obenių, elektrėnų. Dar vėlesniu laikotarpiu šitose vietose buvo garsi dvarininkų pociejų giminė. Čia jūs matote juodosios keramikos gaminių šukes, patį puodą, po to jūs matote koklių šukes ir visi šitie eksponatai yra surinkti Kietaviškių apylinkėse. Apie eksponatus labai daug mums papasakoja Baltų archeologijos redaktorius Algirdas Girininkas, kuris šituose vietose atliko žvalgomąsias ekspedicijas. Vietovę tyrinėjo ir Kaišiadorių etnokultūros centro darbuotojai, dabar Kaišiadorių muziejaus direktorius Olijardas Lukoševičius. Paskutinė ekspedicija buvo 2007 metais vasarą ir tai buvo Bajorai 2007. Šitų ekspedicijų metu yra surenkama nepaprastai daug įdomios medžiagos pasakojančios apie vietovę. Po to šitame muziejuje yra surinkta įvairi medžiaga iš vietos gyventojų buities, įvairių darbo, įrankių, rakandų ir šioje vietoje 1918-19 metais svečiuodavosi pas kunigą Kajetoną Čepaną Teodoras Brazys. Jis užrašė apie 400 dainų ir 1927 metais išleido Lietuvių tautinių dainų melodijas. Tai yra pirmoji knyga, yra išleista ir antroji knyga. Viso šitose vietose užrašė apie 400 dainų. Kitose ekspozicijose jūs matote jau ir vyrų, ir moterų darbo įrankius. Mūsų mokyklos mokiniai yra prisidėję prie išliekamosios vertės paminklų atstatymų. Tai pirmiausia Petro Rimšos skulptūra Vargo mokykla, arba kartais dar vadinama lietuviška mokykla. Jie šiai skulptūrai surinko 340 kg vario ir bronzos. Skulptūra 1990 metais yra atstatyta Kauno karo muziejaus sodelyje. Mokiniai atėję į šį muziejų susipažįsta su vietovės etninės kultūros palikimu. Čia įvairiuose pamokose jų metu susipažįsta su pačiais daiktais, su tradicijomis. Čia jie dainuoja, šoka, pasakoja. Labai dažnai ateina į muziejų ir mūsų buvę mokiniai, kurie čia randa medžiagos savo referatam, kūrybiniams darbams, kartais ir tiriamiesiems darbams. Mokyklos kraštotyros būrelis kiekvienais metais daro kraštotyrinės stovyklas ir skiria kažkurią tai vieną temą. Kaip tik praeitą vasarą mūsų tema buvo Pagrindos partizanai. Ir dabar jūsų kaip tik varžybos vyks Pagrindos miške, kur bebijodami rasite bunkerius. Ir pirmiausia pasižiūrėkite į zigzaginį bunkerį, kuriame kaip tik ir žuvo 6 partizanai. Tai buvo 1945 metais sausio 20 dieną. Šie partizanai po to buvo atvežti į Kietaviškes ir čia pragulėjo visą parą prie kryžiaus, o tik vėliau išvogti pačių giminaičių ant paklodžių, nukelti į Roges, buvo palaidoti Peliūnų kapinėse.
Šiuos kapus ir prižiūrėjo mūsų mokyklos mokiniai. Šiuo metu jau yra tolimesnių giminių parvykusių, kurie kaip tik kapus toliau ir prižiūrė. Mūsų šis paskutinis kraštutinis darbas yra atiduotas į respublikinę parodą, dar nežinome, kaip jis bus įvertintas, bet jame jūs rastumėt gana daug medžiagos apie patį Pagrendos mišką ir ten buvusius partizanus. Linkiu sėkmės.